tūkstančiai metų emocijų, filosofijos, keiščiausių sąskambių ir natų. Tai ištisos didingų ir puolusių dinastijų istorijos. Kadaise vertinti kaip jaunystės ir galios eliksyrai ir atsieję aukso kalnus, dabar kvepalai, supilstyti į masinės gamybos buteliukus, tarsi klusnūs kareivėliai tyko savo šeimininko išsirikiavę lentynose. Tačiau kiekviename iš jų tūno odos prisilietimo išsiilgęs džinas, už laisvę atsidėkojantis maloniais aromatais. Kvepalai ne tik cheminis aliejus ir aromatinių junginių mišinys. Tai meno kūrinys buteliuke. Galima sakyti, kad jums nerūpi, kaip žmonės rengiasi, tegu tik būna tvarkingi. Galima sakyti, kad jums nerūpi, kaip žmonės kalba, jų galima neklausyti. Tiesa, negalima ignoruoti, kaip žmonės kvepia. Ilgai kvapo nesulaikysi. Malonu sukti šiame versle, kuris kvepia įvairiausiais aromatais, gėlių, vaisių, medžio, šipriniais, rytietiškais, paparčio, citrusiniais. Nėra kelių žmonių, kurie tą patį kvapą užuostų ir interpretuotų vienodai. Kvapas labai individualus pojūtis. Todėl FM Group rinkai pateikia patį didžiausią kvepalų asortimentą. Čia kvapą savo atras ir vyrai, ir moteris, ir jauni, ir seni, ir bankininkai, ir statybininkai. Kvapus kompanijai kuria pasaulinio garso koncernas Drom, Fragrances esantis Vokietijoje. Šis koncernas antras pagal kvepalų gamybos apimtis visame pasaulyje. Čia dirba daugiau kaip 40 žymiausių parfumerių ir dauguma iš jų prancūzai. Taigi, Federica Mahora kvepalai gimsta toje pačioje laboratorijoje, kaip ir daugelis kitų kompanijų vardinių kvepalų. Skirtumas tik tas, su kokiu prekiniu ženklu jie realizuojami. Drom laboratorija kuria kvapus tokiems jau mums žinomiems mados namams kaip Hugo Boss, Gucci, Chanel, Dior, Armani. Pagamintos kvapų esencijos keliauja pas užsakovus. Ir jau tada pasiekia vartotoją supilstyti į tam tikros kompanijos vardo buteliukus ir įgauna savo vardą. Na, iš tikrųjų mes džiaugiamės, kad mūsų kompanija pateikia tokį didelį asortimentą. Kaip visada, man šiek tiek užstrigo skaidrės. Net pabandysim kažkaip tai jas pajungti. Nieko, tikiuosi viskas susitvarkys. Kalbėsiu toliau. Išskirtiniai esame tarp kitų kompanijų gaminančių kvepalus tuo, kad pateikėme kvepalus su feromonais. Visi jau mes puikiai žinome, kad bendraudami mes esame veikiami feromonų. Feromonai paprastai išsiskiria ant odos ir plaukų, pasklinda ore ir pradeda veikti įkvėpus. Tik bėda ta, kad su amžiumi feromonų gamyba silpsta. Todėl vyresni žmonės dažnai jau būna nebe tokie patrauklus ir žavingi kaip jaunimas. Feromonų poveikį tyria tokios įstaigos kaip Amerikos psichologijos asociacija, Harvardo medicinos institutas ir šie tyrimai rodo, kad jei tinkamai naudosime feromonus, aplinkiniai mus matys kaip patrauklius, jaunatviškus, lengvai bendraujančius žmonės. Gaminiai su feromonais iš tiesų padeda pagyvenusiems žmonėms susigrąžinti jaunatvišką žavesį, o atkakliems žmonėms siekti užsibrėžto tikslo. Na tai kuogi skiriasi mūsų Federica Mahora kvepalai nuo paprastai perkamų parduotuvėse? Visų pirma, tai originalūs Federica Mahora vardo kvepalai. Ne kažkokie analogai, atitikmenys, o šio vardo originalai. Tai kokybiški, nekenkiantys sveikatai kvepalai. Visa produkcija atitinka Prancūzijos parfumerio asociacijos nustatytus kvepalų gaminimo standartus. Tai labai svarbu, nes būtent pagal atitikimą šiems standartams galite spręsti apie kvepalų kokybę. Bet dabar jūs matote skaidrę, sertifikatą patvirtinantį, kad visi kvepalai, jų koncentratai yra gaminami Drom laboratorijoje.
Toliau mūsų kvepalai yra nei daug, nei mažai, iš tikrųjų 5-8 kartus pigesni už rinkoje esamus. Natūraliai kyla klausimas, čia galbūt daugiau naujai įsijungusiems į kompaniją žmonėms, kodėl tokia žema jų kaina. Todėl, kad kompanijai nereikia išlaikyti brangiai kainuojančių parduotuvių, pardavėjų, todėl, kad nešvaisto pinigų prabangai, o pelną investuoja į gaminių kokybę ir naujus produktus. Todėl, kad FM dirba tinklinės rinkodaros principų. Ir pats turbūt didžiausias kaštas yra kvepalų industrijoje, tai reklama. Ir mūsų kompanija nesamdo reklamai žymių žmonių, kuriems yra mokami milijonai. Ji moka mums, FM klubo nariams. Nes kas gali geriau išreklamuoti prekę, jei ne pats vartotojas. Belieka išsirinkti savo kvapą ir kvepintis, o kad pasiekti harmoniją kvepinantis, reikia ir kūno priežiūros priemonės pasirinkti iš tos pačios kvapų grupės. Kaip tik šioje skaidrėje matote Perfant gamyklą ir Drom laboratoriją. Šioje skaidrėje, kaip matote, koncentracijų tiesiog vaizdinė medžiaga, kokie kvepalai su kokia koncentracija yra pateikiami rinkoje. Ir aišku, jeigu parfumuoto kvepalų koncentrato yra daugiau, tie kvepalai ilgiau laikosi, jie yra kokybiškesni. Feromonų skaidrė, nespėjau su savo žodžiais junginėti. Tai vat, FM Group kompanija rinkai pateikia dezodorantus, kūno balzamus, dušo gelius, rankų ir kojų priežiūros priemonės, losjonus po skutimosi, kūno šveitiklius. Taipogi turime labai nuostabią spa kolekciją, galima pasirinkti įvairių mums mėgiamų kvapų. Tai yra dušo želė, druska iš Brazilijos regiono voniai, kūno šveitiklis su natūraliaisiais aliejais, kuris labai gerai nušveičia negyvas ląsteles ir pamaitina odą, ir taip pat nuostabios kvapniosios žvakės. Kita produktų dalis skirta mūsų plaukų priežiūrai, tai yra šampūnai ir kondicionieriai. Iš tikrųjų, šampūnų pagrindinė sudėtinė dalis yra dumbliai. Šampūnai neturi putinančiųjų medžiagų, todėl galbūt šiek tiek mažiau putoja nuo tų perkamų parduotuvėse, tačiau jie yra tikrai daug saugesni mūsų plaukams. Šampūne nuo pleiskanų naudojamas cinko peritionas. Jo koncentracija neviršė 0,1%, tai vėlgi yra saugus produktas. Kita kompanijos produktų grupė tai dekoratyvinė mineralinė kosmetika. Kiek laiko ir pinigų kainuoja grožis? Pasirodo, moteris per metus prie veidrodžio praleidžia net 5 dienas. Kaip visada, tokio tipo tyrimai atliekami Anglijoje. Be to, Britės sunaudoja tiek lūpdažio, kad su juo galima būtų lengvai nubrėžti liniją nuo Londono iki Niujorko. Makiažo pagrindo sunaudojama per 3520 litrų. O dažydamos blakstienas tušo teptuku padaro per 16 milijonų tepamųjų judesių. Iš tikrųjų, tokia statistika ir tie skaičiai, kad beveik 40% moterų sako neišeinančios iš namų be makiažo, tuo tarpu 19% tikino, jog didesnė tikimybė, kad jos sumažins išlaidas maistui nei kosmetikai. Šie skaičiai sako, kad mūsų kompanijos produktai pasirinkti tinkamai, juos mes moteris naudojame anksčiau, naudojame dabar ir aišku, jie mums bus reikalingi ateityje. Tai turime tikrai labai didelės galimybės. Kompanija pateikia gausų asortimentą kosmetikos produktų, kurių sąrašas nuolat pasipildo naujais gaminiais. Kaip žinote, ne per seniausiai į mūsų kolekciją kompanijos gaminių atėjo ir nagų lakai, ir makiažo pagrindas su silikonu, ir daug kitų lūpų priežiūros priemonių. Tai vat, kompanija visą laiką mums suteikia galimybę sugrįžti pas tą patį mūsų pirkėją, kas naudoja tik tai produktus, nesijungia į verslą. Tai iš tikrųjų nauji produktai mus priartina arčiau mūsų esamų klientų.
Šiandien vartotojams labai aktualu produktų saugumas. Noriu užakcentuoti, kad visiems FM kosmetikos gaminiams taikomas griežtas ES įstatymas. Tai ES direktyva kosmetikai. Gaminant produktus, griežtai laikomasi šios direktyvos, reikalavimai kosmetikai įvairiose šalyse yra skirtingi. Jeigu ES lyginant su JAV draudžiama 1000 medžiagų, o JAV tik keli šimtai. Todėl ES kosmetika yra žymiai saugesnė. FM teikia sertifikuotus produktus, kurie yra kruopščiai tikrinami. Susipažinti su sertifikatais galite visada FM atstovybėje Vilniuje. Na ir, kaip minėjau, kompanija pateikia mineralinę kosmetiką. Joje nėra cheminių dažiklių, visos dažančios medžiagos paimamos iš žemės gelmių, tai neorganinės medžiagos, akmenys ir klintis. Cheminiai dažikliai savo sudėtimi jau yra kancerogenas, todėl jų naudojimas kenkia sveikatai. Gaminant kosmetiką naudojamos taip, kas nors negerai, Irmina? Paspausk play knopkę didelę mėlyną, kad matytųsi skaidrės. Aha, nesimato. O dabar? Dabar matosi, ačiū. Atsiprašau, kad čia tokie nesklandumai truputį vyksta. Taigi, kosmetika gaminant naudojamos naujausios technologijos, tai kapsuliavimo ir įkepinimo. Kosmetika netepa, nebyra, nesudaro lipnaus pojūčio. Naudingos medžiagos atsipalaiduoja palaipsniui, taip makiažas ilgiau išlieka natūralus. Įkepinimo technologija leidžia sėkmingai paslėpti odos defektus. Pagrindinės kosmetikos sudėtinės dalis tai natūralūs aliejai, lanolinas, glicerinas, kurie sudaro ant odos natūralią plėvelę, kad būtų išsaugotas odos drėgmės balansas. Taip pat naudojami didmenų, sojų aliejai, taukmedžių sviestas, vaisių ir žolių ekstraktai, alijošiaus, ramunėlių, vynuogių kauliukų. Kosmetikoje gausu A, E, B5, F grupės vitaminų. Mūsų kompanijoje taip pat griežtai laikomasi produktų ženklinimo reikalavimų. Visi ingredientai surašyti koncentracijos mažėjimo tvarka, todėl jeigu mes skaitome etiketės, rūpinamės tuo, ką mes naudojame, produktų saugumu, visą laiką pasižiūrėję ingredientų sąrašą, jį galime padalinti ir 3 dalis ir aiškiai matysime, kurioje dalyje randasi konservantai, o kurioje natūralios medžiagos. Kita mūsų kompanijos produktų grupė yra produktai namų priežiūrai. Tai išties labai gausi produktų linija, ir kurie apima net 11 grupių. Tai produktai kūnui, skysti muilai, antra grupė gaivinantis kvapai spintoms, patalpoms, trečia grupė skalbimo priemonės, tai skalbikliai, audinių minkštikliai, dėmių išėmėjai. Šių priemonių mes galime pasirinkti netgi mėgiamo kvapo audinių minkštiklių. Ketvirtoje grupėje yra universalios valymo priemonės kilimų, laminuotų grindų, metalo, ekranų, stiklo valikliai, universalus valiklis, ypač užterštų paviršių valiklis. Penktoje grupėje baldų valymo priemonės, tai nepaprastai geras vaškas odai su bičių pikio ekstraktu. Priemonė skirta prižiūrėti odiniams baldams, tačiau jį kuo puikiausiai naudojama valant odinės striukes, rankinės, avalynę. Priemonė kietiems baldų paviršiams prižiūrėti savo sudėtyje neturi vandens, todėl visiškai nekenkia baldų paviršiams. Joje vanduo yra pakeistas spiritiniu pagrindu, puikiai nuvalo ir neleidžia baldams senti. Šešta grupė vonios priežiūros priemonės, tai dušui, voniai. Septinta grupė vonios ir virtuvės priežiūrai. Čia turim puikias granulės vamzdynams valyti, kurios mūsų kompanijoje top pirmose vietose pastoviai laikosi, nes iš tikrųjų labai puikus produktas. Taip pat turime
švelnų pienelį, kuris nebraižo paviršių, akmens rūdžių nuėmėja. 8 grupė virtuvės priežiūrai skirti, tai indų plovikliai, plytelių siūlių valiklis, nukalkinimo priemonė. 9 grupė unitazo valiklis, 10 autokosmetika, kuri vėlgi pasipildė naujais produktais, tai kvepalais buteliukuose, kurie yra keičiami. Na ir 7 grupėje turime universalias šluostes, kurios idealiai tinka su mūsų visomis valymo priemonėmis. Vėlgi, kuogi ypatingi šie mūsų produktai? Šiandieną rinkoje mes turim labai didelį pasirinkimą. Reklama viena už kitą gražesnė, o vartotojai labai sunku išsirinkti tinkamą savo valiklį. Pirmiausia, visi mūsų produktai yra koncentruoti. Jei koncentruoti, reiškia jų reikia mažiau. Be to jie efektyvūs. Gamyboje naudojamos šiuolaikinės technologijos, pavyzdžiui, putų mechanizmas, itin riebių paviršių ir kilimų valiklyje. Šis mechanizmas iškelia nešvarumus į paviršių ir jie lengvai išsivalo. Sinergetinis poveikis – tai kai vienas komponentas suaktyvina kitą. Būtent šie preparatai, neturėdami kenksmingų medžiagų, stiprių organinių tirpiklių, efektingai valo paviršius. Preparatuose maksimaliai sumažintas kenksmingų medžiagų kiekis. Lakiųjų junginių nedaugiau kaip 20%. Na ir jei lyginsime skalbimo priemonės, kokiame lygmenyje jos yra su kitomis rinkoje esamomis, tai mūsiškė savo kokybę nenusileidžia ekoženkliukais pažymėtiems gaminiams. FM skalbikliai be fosfatų, be chloro. Naudojant juos mes neteršiame vandens telkinių. Balinimui naudojamas deguonies mechanizmas, kuris puikiai palaiko natūralias spalvas. Skalbimo priemonės taipogi neturi pavojingų policiklinių nitrintų muskuso junginių, kurie labai kenksmingi žmogui. Laminato valiklyje kitos kompanijos paprastai naudoja kenksmingą nitrobenzeną. Mūsų laminato valiklyje šis kenksmingas junginys pakeistas spiritiniu pagrindu. Vamzdžių valymo granulės neturi chloro rūgšties ar natrio hidrosulfitų, kurie taipogi yra kenksmingi junginiai. Ir daugumą mūsų priemonių naudojant, netgi nebūtina mūvėti pirštinės. Aišku, to daryti aš nerekomenduoju, galbūt kažkieno tai gali būti labai jautri oda, tačiau tiek aš, tiek kitos moteris tikrai valom namus be pirštinių ir neturim jokių rankom pažeidimų. Putose lengvinančiose lyginimą ir mažinančiose audinių glamžumą nenaudojami formaldehido junginiai. Turbūt visi puikiai žinom ir iš televizijos laidų, kad šis junginys yra kancerogenas, piktybinių auglių priežastis. Taip pat mūsų kompanijos produkcijoje iki leistinų normų sumažintos dezinfekuojančių medžiagų, tokių kaip trichlozano ir fenolio darinių koncentracijos. Ir labai svarbus momentas, kad kompanija rūpinasi ne tik pačių produktų saugumu, bet taip pat ir tausoja gamtą. Namų priežiūros priemonių talpos pagamintos ne iš polivinilchlorido, o iš aukšto tankio polietileno, kuris yra perdirbamas. Iš tiesų apie kompanijos produktus galima kalbėti daug ir daug, bet patarčiau juos aktyviai naudoti, nes nepadės nei profesionaliai paruoštų katalogų vartymas, skaitimas, nei webinarai, nei paskaitos, jeigu mes jų nenaudosime. Juk tik produktų vartojimas, jų analizė yra pats geriausias mokytojas ir informacijos teikėjas. Tai būtų tiek, o dabar žodį perduosiu savo kolegiai, savo grupės lyderiai Aldonai. Ačiū, Jolanta. Na, o dabar mes tada pakalbėsime, kaip reikia tas gerasis prekes parduoti, kad tai būtų paprasta, malonu ir naudinga visiems. Statistiškai yra paskaičiuota, kad tik 5 procentai žmonių mėgsta pardavinėti, o 95 procentai mėgsta pirkti. Taigi, jeigu jūs esate tie 5 procentai pardavėjų, jums pasisekė. Pirkėjų net 95 procentai.
Profesionalaus pardavėjo kodekse sako, kad norint parduoti prekę, visų pirma reikia iššaukti kliento susidomėjimą parduodama preke, išsiaiškinti, kokios problemos kamuoja žmogų, o tik tada ją pasiūlyti. Tik esant problemai pas žmogų atsiranda energija į jos sprendimui. Kitokiu atveju jis nenaudoja energijos net piniginį išsiimti iš kišenės. Paimsim paprasčiausią pavyzdį. Ateina jaunuolis pas senutę ir siūlo kvepalus. Pasigirsta standartinis atsakymas – neturiu pinigų. Bet kai jaunuolis atkreipė dėmesį į anūkės išbertą veidelį ir pasiūlė skalbiklius, kurie nesukelia alergijos, senutė iškart surado pinigų. Kodėl? Ogi todėl, kad kvepalai nebuvo jai tikroji problema. Tikroji problema, kuri jai rūpėjo ir norėjosi greitai spręsti, tai anūkės alergija. Jeigu dukra pamatys taip išbertą anūkę, kitą kartą mergaitės gali nepalikti seneliai. Štai šiai problemai įspręsti seneliai negaila nei laiko, nei pinigų, nei jėgų. Jeigu jau kalbame apie pardavimą, tai pirmiausia reikia įsiaiškinti, kas yra pardavimas. Daugelis skaito, kad tai kliento problemos išsprendimas. Na, jie iš dalies yra teisūs. Tačiau jeigu mes įspręsime tik kliento problemą, tai nebus pardavimas. Pavyzdžiui, gražiai supakuota dovana klientui išsprendžia jo problemą, tačiau pardavimu tai nepavadinsi. Labdaringa veikla irgi sprendžia žmogaus problemas, tačiau tai irgi nepardavimas. Kiti skaito, kad pardavimas yra pelno gavimas. Na, jie irgi teisūs, nes pelnas tai sėkmingo pardavimo požymis. Tačiau jeigu pelno gavimą laikysime vieninteliu uždaviniu, tai prisiminę profesionalius sukčius arba finansinės piramidės, negalime laikyti tai sėkmingų pardavimų. Pardavėjai profesionalai prie viso šito prideda dar ir tai, kad žmogus įsigijęs prekę turi gauti pasitenkinimą, patirti geras emocijas. Žinoma, jie irgi teisūs, nes jeigu žmogus įsigijęs prekę nepatiria pasitenkinimo, tai vėlgi nėra sėkmingas pardavimas. O tiesiog žmogus buvo išprievartautas nusipirkti šią prekę ir tiek. Tikras pardavimas tai pagalba klientui, pelno gavimas ir pasitenkinimas įsigyta preke. Nuo kogi priklauso sėkmė prekyboje? Visų pirma, atitikimas kainos ir prekės kokybės. Iš tikrųjų, jeigu yra dvi panašios kokybės prekės, tai pirkėjas pirks tą, kur yra mažesnės kainos. Ir atvirkščiai, jeigu yra prekės vienoda kaina, tai pirkėjas pirks tą, kur yra kokybiškesnė. Tai būna labai retai ir sėkmingą prekybą nulėmė visai kiti faktoriai. Vienas iš jų ir labai svarbus, tai pardavėjo profesionalumas. Kokia puiki prekė bebūtų, be pardavėjo jis savęs negali pateikti pirkėjui. Puikus pardavėjas tai tarytum prekės papildymas. Sėkmingi pardavėjai naudojasi tokia taisyklė. Būk pačiu geriausiu savo prekės vartotoju. Tokiu atveju esi įsitikinęs šių prekių kokybė ir nauda. Jeigu įdėmiai paanalizuosime, tai pamatysime, kad geram pardavėjui visai nesvarbu, kokią prekę parduoti. 90% sėkmingos prekybos lemia pardavėjas, o ne prekės kaina ar jos kokybė. Tai kuogi išsiskiria geras profesionalus pardavėjas nuo prasto? Gal geras pardavėjas geriau supranta apie prekę, gal jis aiškiau reiškia savo mintis, gal jis gražiai šypsosi pirkėjui. Karnegis yra pasakęs, šypsena nieko nekainuoja, bet už ją gali daug ką nupirkti. Greičiausiai visos šios savybės labai pritinka geram pardavėjui, bet paanalizuokime, kuri iš jų yra svarbiausia klientui. Geras profesionalus pardavėjas visada pasirūpina savo klientų, skambina jam, klausia, kaip prekė, ar patinka, ar tenkina kokybė, konsultuoja, kaip tinkamiausiai ją naudoti. Jis tiesiog nuima visas kliento abejonės ir baimės dėl prekės įsigijimo.
Tai pačios geriausios pardavėjo vidinės charakterio savybės, kurios tenkina klientą ir tokie pardavėjai yra labiausiai mylimi klientų. Jie vadinami pardavėjai iš prigimties. Negana to, šie klientai tampa jų pastoviais klientais ir netgi draugais. Statistiškai yra paskaičiuota, kad profesionalūs pardavėjai turi daugiau nei 60% pastovių klientų. Tai yra sprendžia jų prekybos sėkmę bei pelną, juk tik patenkintas klientas pasiruošęs mokėti pinigus pardavėjui ir kreipiasi pas jį vėl ir vėl. Labai dažnai tinklinio marketingo biznyje jauni distributoriai daro tokią sistemingą klaidą, pardavinėdami prekes už distributoriaus kainą. Kad surasti klientą reikia laiko, energijos ir pinigų. Kad pravesti susitikimą su klientu reikia laiko, energijos ir pinigų. Kad užsakyti produkciją reikia laiko, energijos, pinigų. Kad nuvežti produkciją klientui reikia laiko, energijos, pinigų. Kad pasiteirauti, ar klientas tinkamai naudoja produkciją, taip pat reikia laiko, energijos ir pinigų. Taigi, pardavinėdamas distributoriaus kainą, pardavėjas parduodamas prekę gauna balus savo marketingo sistemoje, sprendžia kliento problemas, tačiau gauti balai nedaro jam taip vadinamos pagados jo padangėje. Jis nekompensuoja įdėto laiko, energijos ir finansinių išlaidų, netgi jį veda į minusą, nes jis dirba veltui pardavinėdamas distributoriaus kainą ir negauna jokio pelno. Padirbėjęs toks naujokas MLM biznyje, praradęs laiką, energiją ir pinigus, iš jo išeina su neigiamom emocijom, sakydamas, kad šis biznis ne jam. O tikra tiesa yra tokia, kad naujokas visų pirmiausia sudaro sąrašą iš giminių, draugų, gerai pažįstamų žmonių ir jam būna nepatogu iš jų pasipelnyti. Sponsoriaus pareiga išmokyti naujoką to nedaryti, juk MLM biznyje patys sėkmingiausi distributoriai yra ne tie, kurie puikiai pardavinėja, o tie, kurie išmoko tai daryti kitus. Taigi, pardavinėjant saviems yra išeitis. Pasiūlymas pasirašyti su kompanija sutartį ir gauti prekes distributoriaus kainą. Jeigu žmogus to nenori, jis privalo mokėti katalogo kainą. Taigi, brangus kolegos, nedarykite šių klaidų savo darbe ir sėkmė jūs lydės visus jūsų darbe. Tai tiek norėjau šį kartą pasakyti. Dabar gal klausimų kokių bus, lauksim su Jolanta. Dabar kol kas klausimų nėra, bet aš manau, kad jų tikrai bus. Ir aš paprašyčiau Jolantos, kad dar kartelį paleistų slideshow, nes skaidrės iš tikrųjų, aš mačiau, buvo paruoštos labai įdomios ir būtų visai ne pro šalį dar kartą jas pamatyti, nes ne visas matėm. Gerai, paprašysim tuo Jolantą padės. Šiuo metu pas mus pasijungė 44 žmonės, sveika Odeta, sveika Natalija, Linda. Žodžiu, webinaras turbūt buvo įdomus ir laukiame klausimų. Gal kažkas turi ko nors paklausti. Kol kas klausimų nematau. Gal kažkas nori pasisakyti? Tiesų, tai Irmina, girdi mane? Girdžiu. Apie produktus tai tikrai labai būtų šaunu, kad kas naudoja, turi atsiliepimų, kad nepasidrovėtų, pakeltų rankytę ir papasakotų iš savo patirties, kokie įspūdžiai, kas patiko, kas nelabai. Iš tikrųjų atsirado klausimų, čia buvo klausimas. Ar skiriasi kvepalai, kur koncentracija yra didesnė kvapas? Kvapas tikrai nesiskiria. Tik tai jų kvepėjimo laikas yra ilgesnis. Kvapas išlieka tas pats.
tikrai kvapų grupės nėra kitokios, jos tos pačios. Dėkui. Čia klausia, rašo tiesiog, kad labai geras indų ploviklis, iš parduotuvės pirkti nebesinori, rašo Lasvirga. Iš tiesų labai nuostabus. Toliau. Jis yra su glicerinu. Agnė Kamarauskaitė klausia, ar galima būtų gauti šias skaidres. Taip, jūs dabar visi matote mano elektroninio pašto adresą. Parašykit, prašau, kam reikia, tikrai persiųsiu. Šiaip klausimų kaip ir nematau. Aiva dar klausia Raminta Tauraitė, kiek valandų laikosi kvepalai? Tai priklauso, kiek valandų laikosi nuo pačių kvepalų, iš kokios jie grupės. Ar tai šipriniai, ar gėlių aromatai. Tarkim, jeigu mes turime kvepalus lengvesnius iš gėlių grupės aromatų, jie laikosi trumpiau. Jeigu tai rytietiški šipriniai, jie laikosi tikrai ilgiau. Ir tai dar priklauso nuo odos tipo. Jeigu mūsų oda sausa, kvepalai išgaruos daug greičiau. Jeigu oda pamaitinta ir riebesnė, jų laikymasis netgi trunka daugiau kaip 10 valandų. Taip. Iš kvapų kategorijos, kurie ilgiausiai išsilaiko, Irena Miliauskienė klausia. Na vėlgi, tai vieniems gali vieni ilgiau laikyti, kitiems kiti. Mes per pristatymus kartais darome tokį tyrimą, tiesiog papurškėme vienodų kvepalų kelioms moterims ir pas kiekvieną tas kvapų aromatas atsiskleidžia skirtingai, pas vieną būna intensyvesnis, pas kitą švelnesnis. Todėl pasakyti, iš kokių grupių ir kiek, čia labai individualus dalykas. Reikia tiesiog neskubant išsirinkti, išmėginti vienus, kitus. Aišku, atsirinksite tikrai, koks jums tinka aromatas. Kiek žinau, realiausiai ilgai laikosi rytietiški. Taip, teisingai. Toliau klausimas. Vyrai skundėsi, kad nekvepia vyriški kvepalai. Kaip pasakyti, vyriški kvepalai nekvepia. Kvepalai aišku kvepia. Tačiau jeigu mums kvapas tinka, mes tiesiog jo patys nebejaučiame. Aš, tarkim, irgi, kai kvepinuosi vienos rūšies kvepalais, kelias dienas, savaitę, tarkim, kurie man labai patinka naujai nusipirkusi, aš jų visiškai jau antrą dieną nebejaučiu. O vat kolegės, sutikti žmonės sako, o kaip tu skaniai kvepi. Tai vat tikrai tas pats ir su vyriškais kvepalais, aš manau, jeigu kvapas atitinka žmogaus charakterį, jo savybės, jis tikrai jo nejaus. Gali kažkokio vėjo dvelksmas tą kvapą suintensyvinti, tiesiog uoslė bus jautresnė ir užuos, bet iš tikrųjų, jeigu mes kvapą jausime nuolatos, jis mus pradės erzinti. Ir tikrai tie kvepalai jau po kelių dienų bus netinkami. Taip, ir dabar dar tokį pastebėjimą turiu iš savo praktikos. Tai aš skalbiu vyro džemperį ar kažkokią maikutę ir bedžiaunant aš dar užuodžiu tos kvepalus. Tai žinokit, aš jau tikrai įsitikinus 100%, kad jie laikosi labai gerai. Ir dar čia buvo turbūt prie to pačio klausimo, kad pavyzdžiui nesilaiko 56-54. O sakykit, ar bandėt 56 didesnės koncentracijos pirkti 24%? Tai va, o toliau dar nerašo. Tai iš tikrųjų didesnė koncentracija turėtų ilgiau laikytis. Taip, iš tikrųjų, mes turim irgi naujieną, kad turim 30% koncentracijos kvepalus. Taip, kad kas labai mėgsta intensyvų aromatą, intensyvų kvapą, tiesiog kvepėti iš tolo, tai galite juos naudoti, jie tikrai laikys ilgiau už 20%. Asta Jablonskienė rašo, kad noriu pasidalinti, kad puikus vonios valiklis. Čia jūs, Asta, turit minti universalų tą BA01? Kol kas taip rašo. Tai va, o daugiau klausimėlių kaip ir nematau. Jolantai labai dėkoja, Lasvirga sako, kad jūsų vedami seminarai patys įdomiausi. Labai ačiū, džiaugiuosi, kad patinka. Dėkoja, sakė šaunuolės, už tokį profesionalų pristatymą.
Klausimas iš Natalijos. Natalija vis atskaitė klausia, o iš Hot Collection kiek laiko laikosi kvepalai? Tai čia turbūt irgi individualiai. Turbūt tai aišku individualus reikalas. Tiesiog patarčiau išmėginti ir kitą kartą per webinarą pasidalinti tą patirtimi. Nes vieni ir tie laikys vienoms moterims su vienokiu odos tipu pH balansu vienaip, kitoms ilgiau, vienoms trumpiau. Taip kad čia tiesiog dalinkimės patirtimi ir atsakyti bus visi klausimai. Ir dar iš tikrųjų žmonės, jeigu yra nusiteikę skeptiškai, jeigu jie yra priešiškai nusiteikę, jie tikrai neužuodžia ir jie, tiesiog užsiblokuoja jų receptoriai. Ne, taip, ir tas nusiteikimas ir nuo nuotaikos vėlgi priklauso kvepalų laikymasis, nes kas serga depresija žmonės, tarkim, turi kažkokiu tai nervinių sutrikimų, tai jau yra medikų įrodyta, kad kvepalai tiesiog nedraugas tiems žmonėms. Tai ką, Laimutis dėkoja už nuostabų webinarą. Ramutė Donorienė sako ačiū. Taigi, daugiau klausimų neturime iš tikrųjų. Ačiū, kas klausėte visiems. Ačiū. Labą. Visa gera. Taigi, visa geriausia. Iki. Боюсь.